Tai labą dieną visiems susirinkusiems. Šiandien Audriaus Vanago, mūsų pirmininko prašymu, pakalbėsiu truputį už jį. Audrius praeitą savaitę atidavė 3 dienas Briuselyje. Vieną dieną su juo kartu buvom Vadžume ir šiai dienai įsigelbėjo savo ūkį namuose, bei ruošiasi rytojaus lūso posėdžiui, kuriame bus sprendžiamas klausimas, kokią mes poziciją ūkininkai turim išsakyti mokesčių reformos klausimą. Šiandien turėsim posėdį seminarą apie šliužus. Mums pristatys ir savo mintis deleguos bei patirtimi pasidalins Tierganas, taip pat irgi APAT asociacijos augalininkystės skyriaus konsultantas. Iš prancūzų kalbos Vertėjaus Pieras, mūsų kolega. Tai maloniai kviečiame pasiklausyti. O kas dėl mūsų pačių liečia, tai sekit Renatos laiškus. Vakar irgi Renata po posėdžio įsiuntė laišką, esminę informaciją visą. Artimiausiu metu vėl išliekam lyderiaujančią asociaciją savivaldoj ir turėsim susitikimą su tuo pačiu registrų centru, labai ilgai lauktą. Ir mes kiekvienas valstybės turim kažkokią savo patirtį, bet nebūtinai tą patirtį su registrų centru, kaip pavyzdys, kurią turit jūs. Tai va, geros dienos, geros popietės, pasiklausykime visi kartu. Bon, c'est à nous. Aš esu Tiergain, atvykstu iš Prancūzijos. Šioj pusėje. Vendée apskritis, departamentas. Dirbu asociacijoje, APAT vadinama. Mes dirbam tik tai tausojančias ūkininkavimas kaip paskatinti. Nariai yra pagrindinė tose kraštuose, pagrindinė pusė, šiaurės pusė Prancūzijoje. O aš jau 20 metų dirbu tik tai ant tų technologijų, kaip no-till būdų taikymas ūkise. Tai pradėjom dirbti ant tų šliužų problemas, nes vis atsiranda daugiau tą problemą tose technologijose, kaip tausojančių ūkininkavimų. Tada ieškojom įvairių būdų, kaip išspręsti tą problemą, kovoti su šliužėm. Tai aš jums pristatysiu, ką mes radom ir po to tai galėsim pašnekėti apie kitas temas, jeigu norėsite. Tai kiekvieną skaidrę aš palikiau tą prancūzų variantas ir kita pusė yra lietuvų. Tai žodžiu, šliužai labai prastai mato ir jiems uoslė yra labai svarbi. Tai eis priviliuos šliužės, kas skaniai kvepia. Tada optimali temperatūra, tai labiausiai juda tuo tarpu temperatūros 3-18 laipsnių. Tai šliužuose kūne tai daug vandens, tai jiems reikia drėgmės, kad judėtų. Tai tada tai vienas, čia daugiau iš šiaurė atsiranda kaip šliužės dėl to klimato kaitos, nes vis daugiau atsiranda geras sąlygas jiems judėti. Tai jų pastebėti yra dviem būdais, arba faktiškai matė šliužas, arba jų pėdsakai, tas gleivės ant žemės. Vienas iš tų produktų, kaip prieš šliužės kovoti, yra, kaip jiems nebeleidžia pagaminti tas gleivės. Čia kaip daugumoje tų biologiniai įvairovė, kaip dirvoje mažai juda, tai tada vienas jų būdas apsisaugoti nuo blogam sąlygom, tai jiems yra galimybė kaip išleisti daug vandens ir gyventi labai lėtai. Bet po to atgauna drėgmės greitai, jeigu atsiranda geros sąlygos. Jų kraujas mėlynas, dėl to, kad varis yra. Tai optimali temperatūra jų veikliai yra nuo 3-18, bet nuo 1 laipsnių jau jie pradeda judėti. Tai kad išgyventų per žiemą, jiems reikia pasisaugoti nuo šalno. Jų kūnas yra kaip šaltas, jie šaltarkraujai yra. Ir kad apsisaugoti, jie turi lįsti į žemę, bet jie nekasa urvus kaip slėkai. Tai jie turi išnaudoti tus tarpus natūraliai, kur žemė yra. Reiškia, kur taikom tą no-till technologiją, ant paviršiaus turim šiaudų, organinių liekanų, tai jiems kaip labiau apsaugo nuo šalnų. Jiems mažiau reikia kaip lįsti į žemę, kad apsisaugoti nuo šalno. O jų gyvenimo trukmė apie 1 metus.
iš Lietuvos, kažką Linas, man atrodo, siuntė nuotrauką į Messenger grupę, persiunčiau Terijai. Čia tvirtinu tos pačios šliūžės, kaip mes turim Prancūzijoje. Tai dovana iš Prancūzijos. Du rūšiai mūsų pagrindinė žemės ūkyje trukdo. Pilkasis dirvinis ir juodasis šliūžės. Jų dydis panašus. Tai dirvinis pilkasis šliūžės daugiausiai ant paviršiaus ėda. Kitą kartą net iki varpų lipa ant pečių. Tai juodasis šliūžės tai daugiau po žemę gyvena. Jų sunku pastebėti ir jie daugiau minta šaknimis, įdaigės. Tada kovoti su jais su granulėm yra sunkiau, nes iki viršaus nedaida. Kitos rūšies yra įvairios, kur gyvena daugiausiai miškuose, tų šliūžių, kadangi nuotil būdu, kaip sėjami, paliekam liekanus ir kaip grybų, kaip dirvos gyvybė pasiskatina, tai toks panašus, tokia panašia aplinka kaip miškuose, galim pastebėti mūsų laukuose tus rūšies, bet jie daugiau minta grybės ir jie nepavojingi mūsų kultūra, mūsų kviečiams ir kitams kultūrams. Ir tarp tų visų rūšių kiti net ėda pilkasis ar juodasis šliūžės. Tai jeigu jų pastebam, tai geriau netraškyti, ne nieko, tegu būna. Būna įsraigės, čia jų biologija panaši kaip šliūžės, tik tai, kai užeina blogas sąlygos, jie kaip susitraukia į tą skiautas. Bet gali būti tos pačios žalios kaip šliūžės. Aš nežinau, jūs pastebėjot jūsų laukuose, gali būti žalios ant paviršiaus, aišku, šaknis ir daigė neėda jie. Dažniausiai, bent Prancūzijoje, ką matom, tie sraigės ateina vėliau, kai augalai jau dideli. Ėda lapai, bet kompensuoja, tai augalai atsigauna, mums matom, kad ėda, bet nekyla didelis bėdos. Jeigu tiek daug, bet čia prie jūros, kur žiemos nebūna, ir labai retai, ta nuotrauka. Tuo atveju gali būti problema, labai retai. Čia irgi iš Lietuvos nuotraukos, tai rodo, kad išliūžiai ir įsraigės, tai ta pačia biologija, tai gyvena kartu, gyvena tuo pačiu metu. Kiekvienas šliūžės yra lytis, moteris ir vyras, nemoku pasakyti, hermafroditė. Tai reiškia, kiekvienas šliūžės, kiekvienas tai deda kiaušinius. Tai matot, kiekvienas šliūžės deda daug kiaušinių. Tai reiškia, jeigu geras sąlygos, tai gali labai greitai atsiras daug labai. Aišku, kiekvienas kiaušinis neduos šliūžės, nes daug tų plėšrūnų yra. Bet vis tiek, jeigu atsiranda geras sąlygas, gali labai greitai atsirasti didelė populiacija. Pagal temperatūrą tai bręsta tik kiaušiniai, inkubacija. Tai tuo pačiu principu, tai jeigu nėra tų sąlygų, tai gali palaukti, kol bus geras sąlygas į tada. Kol kiaušiniai lieka, tai iki -11 laipsnių atsparus yra, jie ganėtinai atsparus yra. Gali sulaukti geras sąlygas. Tuo labiau, kad kiaušiniai dedami kaip kaip dirvoje, kaip biški žemiau, kur tai šaltis nesiekia. Bet jie labai jautrus ultravioletiniais spinduliais. Tai reiškia, po kūlimo, jeigu išjudini, kadangi jie giliai vis tiek nededa kiaušinius, ir vasaros metu, jeigu išjudini dirvą, gali nemažai panaikinti. Taip atrodo kiaušiniai. Forma biški skiriasi sliekų kiaušinių. Dažnai tai sliekiai po vieną kiaušinį yra, ne po daug. Tai jeigu kartais matot didelį kiaušinį, tai krūviuką, tai galit traškyti. Nesliekų. Dirvinis šliūžės, pilkasis, tai deda 2 kartus kiaušinius per metus, tai rudenį ir pavasarį. O pas mus, tai daugiausiai vakarų Prancūzijoje, jau matom 3-4 kartus per metus deda kiaušinius. Bet juodasis šliūžės pakolkas tik vieną kartą metuose rudenį deda kiaušinius ir jie kaip išlenda pavasarį. Apie jų mitybą, nes tas nuo jų mitybos būdas tai priklauso mūsų kaip kovosim. Jie kaip ieško, kaip maistas, nes jie uodžia. Per vienas naktis jie gali judėti iki 5 metrų. Tai šliūžė pripranta prie vienos rūšies maisto, kol jie randa, taip ir toliau ėda. Nekeis, kol randa tą pačias rūšis. Ir pastebėjom, kad net
veislė, ne tik rūšys, bet tarp tų kviečių jie pripranta net prie vienos veislės ir išlieka prie to. Pastebėjom, nesuprantam ko, bet taip pastebėjom. Tai pradžiai bandėm kovoti, kad jų badauti, supranti, kaip palikti, pasėti vienu tarpu, nieko nesėti, plika dirva ir tada jie mirs. Ir pasirodė, ne, jie gali palaukti ilgai ir tada išeina antraip, pasėja kuom nors, jie labai alkani, ir viską. Tai reiškia, net geriau jų maitinti pastoviai, nes jeigu pasėja savo kultūrą, kaip minėjau, kaip viską suvalgys. Tai ne tik priprantam prie maisto, bet perduoda jaunikliams, kad tas maistas yra, kol tas yra, tai valgyk tą. Tipo. Tai reiškia, kitą kartą jaunikliai pereis ant to pačio maisto, kol yra. Čia buvo per sudėtinga viską išvesti, bet čia rodė, kad jie šioj pusėje, tai šliužiai jie ėda ir negyvi liekanus. Ir tada, jeigu nušluoja visus augalinės liekanus nuo paviršiaus, tipo aparai, po to pasėja kuom nors, tai viską valgys, kas auga. O jeigu daug liekanų, ir tarp tų pasėja savo kultūrą, tai jie gali ėsti ir tą, ir tą. Tai reiškia, kaip šliužų kiekis, nereiškia, kad žalos kiekis. Jeigu mažai tų šliužų, bet pasėja tik savo kultūrą ir mažai jų vienetų, tai jie viską ės. O gali būti daug šliužų, bet daug liekanų, ir tada mažiau žalos darys tavo kultūras. Tai šliužiai, kad ir tie du rūšiai, kur mums kyla problemos, jie ėda ir žalia, kaip žalos tų augalus, bet jie grybės. Jiems irgi reikia grybų. Ir reiškia, jeigu turim liekanų ant viršaus, tai jie turi įvairovę, įvairias maistas ir tipo saugo mūsų kultūrą dėl to, kad jie randa ir kitas šaltinys. Tai reiškia, jie yra dalis tos visos įrimo grandinės, tų visų liekanų. Reiškia, jeigu nėra jokių šliužių, mūsų augalų liekanos, tai sunkiau iširs. Tai reiktų įsivaizduoti, kad jie yra dalis tą visą kaip aplinką įvairovę. Tai dar yra ir tipo kanibalizmas, bet kiaušiniais, kaip kiekvienas rūšys valgo kiaušinių kitos rūšies tarp savęs. Tai iš dalies, kai sprogsta daug šliužių, jie kaip pasakyti, susibalansuoja, kompensuoja, valgo kiaušinius vienas kitam. Čia, kadangi jie ėda, sugeba kaip ir išviškinti grybus, grybuose daug toksinų, tai reiškia pačiuose šliužuose, kaip kūne daug toksinų nevalgykit. Kadangi jie turi tokią gebėjimą kaip toksinus išviškinti, tai sunku rasti chemiją, kurie jų naikintų, nes jie turi toks gebėjimas kaip toksinus išviškinti, dėl to mažai tų chemikalų yra. Todėl šiuo metu tik 2 molekulės turim ir neatsiranda kitų, sunku. Tai per vieną naktis šliužas gali suvalgyti pusę savo kūno svorio, tai reiškia 2 ketukai ar 5 tų rapsukai, kiekvienas naktis. Todėl žalos gali plėstis labai greitai, nes jeigu vienam šliužiui kaip 5 rapsų daigus, tai labai greitai gali didelis plotas sunaikinti. Ir, pilkasis, ypač dvividis šliužas, tai nuo 1 laipsnių šilumos jau pradeda judėti. Ne labai aktyviai, bet jau pradeda. Tai nuo taip atrodo, jeigu šaltos sąlygos, tai nejuda miegos, bet nemiega, dar juda. Kokia kultūra išverčiau, lapai ir sėklos. Kol sėklos yra, tai jeigu ėda biškita, kanda biškitas šliužas, šiaip ne taip gali dar sudikti. Bet kai atsiranda lapukai, jau pagal kultūrą yra skirtumas, kiek gali atsigauti nuo tų šliužų žalos. Matot, ypač 4 rapsas jau labai jautrus. Tai rapsai, dobiliai ar saulėgrąžos, jie labai sunkiai, labai greitai nyksta nuo tų šliužų. Kol daigas yra, kol maži augalai. Tai tada pažiūrėjom, bandėm kaip atskirti, kurie kaip labiausiai mėgsta šliužės
kurie augalai mažiau mėgsta, ypač kad pasirinkti tarpinėse posėliuose, kad kokie augalai sėti. Kaip aš minėjau anksčiau, tai reikia ne šerti, bet pastoviai maitinti biškį. Ir tada, kai ieškom mišinys tarpiniams posėliams pasėti, tai pasirenkam vienas augalas, kurį labai mėgsta, ir kiti augalai, kurie mažiau mėgsta. Žodžiu, kai pasirenkam tarpinis posėlis, žinom, kad bus problema su šliužėmis, tai dedam vienas augalas, kurį labai mėgsta, kaip rugiai, saulėgrąžas, rapsas, dobilės, kurį labai mėgsta, ir kiti augalai, kurie nemėgsta. Jeigu į tarpinius posėlius pasirenkam tik tai augalus, kurie nemėgsta, tų mažiau kaip ėda tus šliužius, jie mažai valgys, jie bus labai alkani. Kai pasėsi savo kultūrą, tada bus didelis žalus. Tarpinėse posėliuose, jeigu pasirinkot vienas mėgstamiausias jų augalas, kai pasėsit savo kultūrą, kad ir painikinot, nupurškėt ar volavot tas tarpinis posėlis, jie vis tiek, kad ir mėgstantis augalas, dar valgys, dar paliks labiausiai ant to, ne tą, kur pasėjot, bet tą, kur mėgstamiausia yra tarpinėse posėlyse. Tai matysit dabar, kaip tarpinis posėlis turim suvaldyti, kaip tas naikinimas. Tai tada geriau, kad tarpinis posėlis tai lėčiau mirštų, žodžiu, išsismulkinti visas tas tarpinis posėlis, tai yra dėl šliužių, kaip daugiau žalos bus paskui posėjus, tarpinis posėlis turi miršti lėtai. Tai, žodžiu, geriau glifosuoti prieš sėją. Jeigu glifosuojam, tai ta augalas lėtai miršta dėl to, kad imuninė sistema kaip silpnėja, ir tada grybai puola, o tai jiems labai gerai tiems šliužiams. Tai geriausiai tada panaikinti tas tarpinis posėlis, glifosatas į mažą normą, kad jie lėtai mirštų tos augalus. Nei smulkinti, tuo labiau nei skusti. Tai prie glifosato, pavyzdžiui, pridėti aminodruską ar MTPA, tai blogiau, nes greitai išdžiūs tas augalas. Tada bandėm kaip rizikos faktoriai, kaip klasifikuoti, tai nuo labiausiai į mažiausiai. Vienas dalykas, jeigu pradedam pastebėti šliužius savo laukuose, jau pastoviai bus. Antras dalykas, tai pagal dirvos rūšis. Tai labiausiai molingoj dirvoj atsiranda, tada priemoliai ir smėliuose dirvose mažiau. Tai, žodžiu, smėlis yra per sausas, jie sunkiai lenda į žemę, jeigu blogam sąlygom, ir dėl to jų mažai yra. Faktas, kad pas mane mažiau yra. Nelabai turiu pėdą. Ir pagal kultūrą, labiausiai mėgsta rapsas, per rapsą ateina daugiausiai šliužius. Tai tada yra balansas, kaip tarpiniai posėliai, kaip minėjom anksčiau, reikia jų maitinti, bet ne per daug. Jeigu pasėjai, pavyzdžiui, vien rugius, kaip tarpinis posėlis, jie gali daugintis per daug. Kuo greičiau vystosi kultūra, tai tuo mažiau žalos bus. Tai jeigu imam kviečius nuo dygimo iki kumėjimosi pradžios, tai kuo greičiau eina tas fazės, tuo mažiau tų žalos bus. Tai reikia rudenį anksčiau pasėti, gal reikia ar pavasarį vėliau, kad kultūra augtų labai greitai, kuo greičiau, pirmam fazėm. Tai tada pagal dirvos rūšis ir ekspozicija, kaip kur į pietų. Jeigu šlaitas biškį į pietų, dar juoda žemė, greičiau viskas auga, ir tada mažiau žalos būna. Tai pasėti geram sąlygom ir mūsų tausojantis ūkininkavimas nutil būdu tada pridėti trąšas, kad greičiau augtų pirmam fazėm. Va čia blogai. Gerai, kad nebuvo tų šliužių, bet nes čia tuo atveju, kaip jeigu nėra užvestas tas gravelis, tai lenda ir viską valgo. Ir čia daugiau molingoj dirvoj būna. Kaip tik dar tose dirvose būna daugiau tų šliužių. Mes to vadinam šliužių autostrada. Tai reiškia, kad reikia pasistengti kuo daugiau, kaip nereaguoti po žalos pastebėjimo, bet iš anksto. Tada naudotis spastais, tai parodysiu kaip. Ir praėjusių metų, ar jau buvo ar ne, jau žinot, kad bus. Jeigu buvo, tai jau tikrai, kad bus. Ir meteorologija, tai aišku, lietingi metai daugiau jų būna. Pavyzdžiui, mūsų Prancūzijoje, mūsų kraštuose ten
iki šiol, iki 23 metus, tai plus minus susitvarkydavom be granulės, naudojant tom visom agronominiam priemonėm, bet 23 metai jau labai lietingi buvo ir gavom naudoti vis tiek daug tų granulės. Pagal metodinės sąlygos tai daug žalos pridarė. Tose sistemose, kur dirvos gyvybė, kaip stengiamės paskatinti, tai turi būti pusiausvyra. O ta problema, kad daugiausiai šliūžės ateina anksčiau nei jų plėšrūnus. Ir yra toks momentas, kad per daug šliūžių yra. Dažniausiai tai, kur ardavo intensyvę žemę, tai būdavo mažiau žalos su mažiau problemų, tai tada pereinamasis laikotarpis, kad pereina į tą nuotėlį būdų, nelabai pastebi. Ir dažnai būna šiais metais problema, kad nestebim šliūžėm ir tada pridaro žalos labai greitai.